Šiandien stovime prie svarbiausios kelių arterijos Lietuvoje – Via Baltica. Tai daugiau nei kelias. Tai jungtis tarp šalių ir žmonių, stiprinanti mūsų bendrystę ir viso regiono saugumą. Simboliška, kad susitinkame čia, minėdami 234-asias abiejų tautų tarpusavio įžado paskelbimo metines. Dieną, kai buvo įtvirtinta Lietuvos ir Lenkijos draugystė bei vienybė. Šiandien šią istorinę bendrystę matome moderniausioje mūsų šalių jungtyje – automagistralėje, kuris suvienys Baltijos valstybės su kitomis ES šalimis, o mūsų tautas dar glaudžiau. Džiaugiuosi, kad Lietuvos ir Lenkijos prezidentai šiandien turėjo progą kartu apžiūrėti šį išskirtinį projektą, simbolizuojantį mūsų tautų bendrystę. Šios atkarpos modernizacija iš esmės pakeis susisiekimo kokybę. Nuo Marijampolės iki pasienio nutiestas 40 km modernus kelias su naujais tiltais, viadukais, žiedinėmis sankryžomis, poilsio aikštelėmis ir pažangiais inžineriniais sprendimais. Taigi, kelionės taps saugesnės, patogesnės ir greitesnės, o Lietuva dar tvirčiau įsitvirtins kaip svarbi tranzito šalis, jungianti Baltijos ir Vidurio Europos regionus. Jau šių metų pabaigoje atidarysime šią modernią automagistralę ir galėsime patogiai bei saugiai keliauti.